Tinginėlių kaimas. Netoli Vilniaus, važiuojant Baltarusijos link, vidury gūdžių miškų ir klampių pelkių, niurkso paslaptingas kaimelis, vardu Tinginėliai. Jo pavadinimo nerasite jokiuose Lietuvos ar pasaulio žemėlapiuose. Jokia rodyklė jums neparodys, kurioje vietoje reikia į tuos tinginėlius pasukti. Atvirai kalbant, niekas gerai ir nežino, kur šis kaimas yra ir kaip jį surasti. Tačiau nuo neatmenamų laikų apie Tinginėlių kaimą sklando gausybė legendų ir padavimų. Esą ten saldaus medaus upės teka, o vaniliniai ir šokoladiniai ledai auga tiesiog ant medžių. Dar pasakojama, kad tuose tinginėliuose niekam nereikia nieko dirbti. Neskaniausi batonai, olandiški sūriai, kepti šokoladiniai grybukai, ten ir taip visose patvoriuose želia it kokios piktžolės. Reikia tik netingėti juos nusiskinti ir suvalgyti. O saugo tą paslaptingą šalį baisų šunys, pririšti prie būdų, išpuoštų karštai rūkytomis dešrelėmis. Ir dar kalbama, esą tuose tinginėliuose ir žmonės, ir šunys, ir žuvys, ir katės šneka tą pačią tinginių liaudies kalbą. Bet šie gandai tikriausiai nėra gryna teisybė, nes Tinginėlių kaimo gyventojai yra be galo dideli tinginiai ir nemėgsta be reikalo aušinti burnos. Susišneka jie dažniausiai vien tik akimis. Jeigu sumirksi vieną kartą, tai tinginių kalba reiškia aš labai tingiu. Jei 2 kartus, tai reiškia aš tingiu dar labiau. O jei nemirksi iš viso, atleiskite, šiuo metu aš tingiu net mirksėti. Seneliai savo išdykusiems anūkams apie tuos tinginėlius amžinai sekdavo, o kai kur ir dabar tebeseka visokiausias pasakas. Esą katinai tuose tinginėliuose užauga maždaug iki pusės žmogaus dydžio ir vaikštinėja jie paskui po gimtąjį kaimą, grėsmingai murkdami iki ausų apsiginklavę šakutėmis ir šaukštais. Mat seneliai labai bijodavo, kad tik jų anūkai užaugę neužsinorėtų tapti tinginiais ir nepabėgtų į tą pasakų šalį. Tačiau ne veltui sakoma, ko bijosi, tas ir atsitiks. Prisiklausę pasakų apie šią nuostabią šalį, vos paugėję jų vaikaičiai veržte veržėsi į gūdžiasias girias. Vieni naršė ją su treniruotais šunimis, išmokytais užuosti pyragų bei rūkytų dešrelių kvapą. Kiti skraidė virš miškų galingais malūnsparniais, tačiau niekas niekaip to Tinginėlių kaimo, kvepiančio pyragais ir rūkytomis dešrelėmis, surasti negalėjo. Tikriausiai tą slaptingą kaimą netrukus visi ir būtų pamiršę, tačiau vieną gražią rudens dieną tuose miškuose atsitiko šis tas labai keista ir paslaptinga. Paslaptingas atsitikimas Tinginėliuose. Tądien Tinginėlių apylinkėse grybavo toks be galo išsiblaškęs grybautojas vardu Albinas Baravykas. Jis buvo apsimovęs ryškiomis oranžinėmis kelnėmis, mat visi namiškiai puikiai žinojo, kad Albinas yra truputėlį žioplas ir miške dažnokai pasiklysta. O šitaip aprengtai bus lengviau surasti, oranžinės kelnės juk iš tolo šviečia. Temo ir štai Albinas, beieškodamas toje klaidžioje girioje baravykų, eilinį kartą pasiklydo. Ir namo nei tą vakarą, nei vėliau nebesugrįžo. Artimieji ieškojo Albino metus, kitus, policija spausdino jo nuotraukas visuose laikraščiuose, kabinėjo pamiškėse jo oranžinių kelnių iškarpas, tačiau nelaimingasis pražuvėlis dingo kaip į vandenį. Ir tik po kokių 10 metų, kai visi giminės Albina jau buvo bepamiršta, vieną vakarą prapuolėnis netikėtai sugrįžo. Tyliai ant pirštų galų įslinko pro duris ir krito lovan net batų nenusevęs. Namiškiai puolė klausti, gal reikia kokios pagalbos, tačiau nelaimingasis Albinas tik dūsavo graudžiai ir nieko nesakė. Artimieji pirko ir nešė jam krūvas skaniausių pyragų bei ledų, tačiau vargšas ligonis visą tai pamatęs tik lindo raudodamas po lovą ir šaukė: Ne, tik ne tai, man geriau darbo, kokio nors duokit, maldauju, pasigailėkit, duokit darbo.
Giminės labai nustebo, nes iki prapuolimo Albinui net mažiausio darbelio pasiūlyti negalėdavai. Jis tik drypsodavo ištisas dienas lovoje, šlemždavo ledus ir žiopsodavo televizorių. Namiškiai kreipėsi pagalbos net į gydytojus. Tie vargšą grybautoją ir taip, ir anaip tikrino, tačiau jokių ligų nesurado. Tik labai ūmų darbštumo priepuolį. Ir liepė gydytojai kuo skubiausiai duoti šitam ligoniui kokio nors sunkaus darbo. Giminės taip ir padarė. O Albinas iškart atsigavo. Dabar kiaurą dieną jis plovė indus, šlavė gatves, tvarkė kambarius ir visiems maža buvo. Vakare, kai visi jau žiovaudavo ir norėdavo kuo greičiau eiti miegoti, jis vis dar melsdavo: duokit darbo, duokit darbo. Ir pasklido gandas apie šią baisią Albino darbštumo ligą po visą šalį. Tėvai, kurių vaikai tingėdavo dirbti arba mokytis, veždavo tučtojau savo tinginėlius pas Albiną, vildamiesi, o gal kartais ši darbštumo liga yra užkrečiama? O Albinas, nenustodamas valyti dulkių, ravėti morkų ar kojinių skalbti, imdavo aptingusiems vaikams pasakoti paslaptingąją savo pradingimo istoriją. Mielieji mano, aš norėčiau jums papasakoti viską, ką per tuos 10 metų esu patyręs. Tik klausykitės įdėmiai. Vis ankstesnį savo gyvenimą aš svajojau kaip nors patekti į slėpiningąją tinginėlių šalį. Ten, kaip pasakodavo mano seneliai, niekam nereikia dirbti, neskaniausi batonai, olandiški sūriai bei kepti šokoladiniai grybukai ir taip visuose patvoriuose želi it kokios piktžolės. Tad ir grybauti eidavo tik apsimesdamas, o iš tikrųjų visus tuos metus ieškojo paslaptingojo tinginėlių kaimo. Ir štai vieną kartą tinginėlių girioje, begrybaudamas, netyčia ėmiau ir pasiklydau. Pradėjau tempti. Iš pradžių labai išsigandau, puoliau ūkauti, bet į girios aidas atkartojo mano žodžius. Staiga tolumoje išgirdau linksmus žmonių balsus. Labai apsidžiaugęs nuskuodžiau į tą pusę. Ėmė švisti ir netrukus išnirau į stebuklingos upės pakrantę. Pirmasis susipažinimas su tinginėlių gyventojais. Kokia čia upė? Paklausiau ūsuoto pypkę papsinčio žmogelio, kuris ramiai sau plūkavo vonioje, plūduriuojančioje pačiame upės vidury. Tai Šventosios tinginystės upė, atsakė man ūsuotasis pypkorius vardu Kasparutis. Sveiki atvykę į tinginėlių kaimą. Vieta, kurioje taip netikėtai atsidūriau, buvo tinginėlių kaimo krantinė. Čia vietiniai tinginiai nuolat rinkdavosi ramiai su patinginiauti ir papramogauti. Apsidžiaugiau, bet toj pat ir išsigandau. O jeigu viso to nėra? O jeigu aš tik sapnuoju? Įsižnybau į koją ir surikau skausmu. Supratau, kad nesapnuoju. Pamažu ėmiau dairytis aplink, kol suvokiau, kad patekau į paslaptingą keistų žmonių ir katinų pasaulį, kuriame nereikalingos jokios mašinos, motociklai ir lėktuvai. Mat skraidyti šiame stebuklingame kaime galime paprasčiausiai apsižergus šaukštą, šakutę arba kėdę. Sumečiau, kad išsipildė viso mano nelaimingo gyvenimo svajonė. Čia bus galima nieko nedirbti ir nesimokyti. Juk tinginėlių kaimo vaikai, tingintys vaikščioti į mokyklą, rytą čia net nesikelia. Mat ir lovos šioje stebuklų šalyje yra stebuklingos. Švintant jos atsikelia pačios, išsivalo dantis, padaro mankštą, papusryčiauja, o paskui net ir į mokyklą nueina kartu su jose miegančiais mokinukais. Bet tai dar ne viskas. Jeigu jaunasis tinginėlis ir mokykloje vis dar jaučiasi pavargęs ir neišsimiegojęs, tai ir čia jo žadinti niekas neskuba. Mat stebuklingoji lova pati gali nesunkiai visas pamokas už savo snaudžiantį šeimininką išmokti. O paskui, tarkime kitą naktį, sapnuose viską jam perpasakoti. Tačiau didžiausias džiaugsmas mane apėmė tada, kai ūsuotasis Kasparutis papasakojo,
kad ir mokytojai tinginėliuose dažniausiai tingi savo mokinius ko nors mokyti. Tad seniai niekas nieko čia nebesimoko, visi tik žaidžia ir tinginiauja. O paskui, kai net ir žaisti aptingsta, tada tik plūduriuoja vonioj ir tingi 2 kartus labiau. Į tinginystės upę bespoksodamas ir su Kasparučiu besišnekučiuodamas mažumėlę praalkau ir nutariau šio mielo ūsuoto tinginėlių pasiteirauti. Atleiskit, gal žinot, kur galėčiau užkasti? Kur pažvelgsit, vien tik maistas, nusijuokė Kasparutis, kad ir kuriuo keliu eitumėte, vis tiek atsirastumėte viename iš valgomųjų tinginėlių rajonų. Keliaukit savo sveikas, kurion tik norit pusėn. Padėkojęs ramiajam Pypkoriui, pasakau link paslaptingųjų tinginėlių kaimo, kuris tūksojo čia pat, už kalnelių netoli upės. Ir staiga išvydau neįprastą vaizdą. Ant kalno stovėjo pulkas gražiai apsitaisiusių žmonių ir kiekvienas jų rankose laikė po kopėčias. Danguje sklandė minkšti valūs debesėliai. Ir kai tik kuris nors debesėlis priartėdavo prie kalnelių, tuoj vienas iš stovinčiųjų skubiai savo kopėtėlėmis užsiropšdavo lyg pat dangaus, įsitaisydavo patogiai ant poraus cukrinių debesėlio ir nusklęsdavo į tolumoj stūksančią pilį, surestą iš gardžiausių tortų bei pyragų. Kur jūs visi skrendate? Paklausiu aš tų keistų žmogelių. Mes skrendame į tortų pilį, nes šiandien yra 1 savaitės diena, tortadienis. Sumirksėjo aukštaūgis skrybėlėtas tinginys vardu Benjaminas, stovintis greta manęs, su kopėčiomis rankose. O kodėl tortadienis, o ne pirmadienis? Nustebęs pasiteiravau. Jūs matyt dar labai jaunas. Neseniai iškeptas tinginys, šyptelėjo man naujasis bičiulis. Tad nežino tinginėlių liaudės dainos. Mūsų dienos kaip tortas, kaip skaniausi risai, tad skubėkim ragauti, nesuges ir pasmirs jos. Sudainavęs liaudės dainą, Benjaminas pridūrė. Ir atminkit dar vieną dalyką. Viskas, ką tik tinginėliuose sugalvosit, išsipildys. Tik nesumanykit galvoti apie darbą, nes prisišauksit nelaimę. Ne. Ašgi nedirbti čia atvykau, nuoširdžiai nusijuokiau ir įsidrasinęs paklausiau. Atleiskit, Benjaminai, o kiek tinginėlių savaitė turi dienų? 10. Kiekgi daugiau? Po tortadienio bus atvirkštadienis, po to dešradienis, ledadienis, kiaušiadienis, medadienis, kepurdienis, žuvadienis, lovadienis. O paskutinė savaitės diena maudadienis. Pasakęs tai, Benjaminas šoko ant debesėlių ir nuplaukė dangumi torto pilies link. Staiga ir aš taip užsimaniau tos saldžiosios torto pilies, kad net seilės per barzdą žliaugti ėmė. Pasičiupau bičiulio paliktas kopėtėles, užsirupščiau ant pirmo pasitaikiusio debesėlio ir nusklendžiau torto pilies link. Tortadienis. Kai tik atskridau prie gardžiai kvepiančios pilies, iškart atsikandau kelis didelius karamelinės sienos kąsnius. Paskui pakėlęs galvą aukštyn, pamačiau, kad pilies viršūnėje blizga dar gardesni dalykai – cukriniai bokštai ir šokoladiniai kuorai. Puškuodamas ėmiau sparčiai ropštis į viršų, pakeliui vis pilies sienų paragaudamas, net žandai plyšo. Rapždinausi kopėčiomis vis aukštyn, lygi pačių cukruotų pilies bokštų, kur šokinėjo linksmas, žaliamarškinis tinginių karalius Tingė Vingė. Sveiki atvykę į tinginių pilį, džiugiai pasveikino mane. Jūs taip gardžiai šlamštėt mūsų pilį, kad norėčiau jūs kaip mat išventinti į tinginių kavalierių ordiną. O ką aš turėsiu daryti tapęs tuo tinginių kavalieriumi? Ogi nieko.
tik tingėti ir rūpintis, kad ir visi aplinkiniai kuo uoliau tingėtų. Tai nuostabu, šūktelėjau aš sužavėtas ir karalius tingė vingiai atkišo man cukrinę avietę nuraškytą nuo paties torto kraštelio. Ūmai pajutau, kad suvalgyti šios saldžios avietės tikriausiai jau nebepajėgsiu. Matyt, per daug šiandien saldumynų būsiu prisikirtęs. Vos tik žvilgterėjus, bloga darosi. Ačiū, bet aš nenoriu. Jau persivalgiau, ėmiau atsiprašinėti. Visi, kurie trokšta tapti tinginių ordino riteriais, privalo suvalgyti po karališkąją avietę. Treptelėjau koją supykęs karalius tingiai vingiai. Nieko nepadarysi, teko paklusti. Bet vos tik tą avietį įsidėjau burnon, mane iškart apleido jėgos ir ėmė svaigti galva. Užsinorėjau tik atsigulti ir gulėti. Pajutau, kad tingiu netingėti. Va dabar jau, bičiuli, esate tikriausias tinginys, sušuko karalius, suplojo rankomis ir visi jo karalystės gyventojai man sudainavo tingiausių metų tingiausių. Atvirkštadienis. Nė pats nepajutau, kaip užmigau saldžių tinginio miegu ir pabudau tik kitą dieną. Beje, turėčiau pasakyti, kad viena diena tinginėliuose trunka maždaug tiek pat, kiek pas mus 1 metai. O kita diena buvo atvirkštadienis. Pabudus po gero tortadienio, trukusio ištisus metus, mane vis dar mažumėlę peikino. Galva svaigo ir buvo tuščia kaip koks cukrinis kopūstas. Atsikėlęs nupėdino prie tinginystės upės nusiprausti, bet čia mane sustabdė įsakmus karaliaus tingės vingės balsas. Mūsų karalystėje praustis ir dantis valyti griežtai draudžiama, nes tai yra darbas, o dirbti tinginėliuose yra nevalia. Betgi nevalomi mano dantis gali sukirmyti, bandžiau pasiaiškinti karaliui. Tikro tinginio dantis turi būti sukirmėję ir supuvę. Griežtai atkirto karalius, tingiai vingiai ir prapuolė tarsi į vandenį. Apsidairiau aplink, karalius niekur nesimatė. Tada pažvelgiau į dangų ir apstulbau, išvydęs ten kabantį lygiai tokį pat tinginėlių kaimą, tik apvirtusį aukštyn kojom. Ūmai supratau, kad tinginėlius sudaro 2 veidrodiniai kaimai – žemiškieji tinginėliai ir dangiškieji. Jeigu tau nusibosta tingėti žemiškuosiuose tinginėliuose, gali pervažiuoti į dangiškuosius arba perskristi ant skraidančio butelio. Visi tinginėliai, nors kartą per savaitę, nors atvirkštadienį, beprotiškai trokšta atsidurti dangiškuosiuose tinginėliuose, nes čia vos tik patenki, iškart tavo protas nustoja protauti, o iš galvos išgaruoja visos protingos ir kvailos mintys. Tad sėdau aš ant pirmo pasitaikiusio butelio ir nuskridau į dangiškuosius tinginėlius. Išsyk pasijutau tarsi rojui. Viskas ten buvo visiškai atvirkščiai, nes žmonės ir katinai vaikščiojo aukštyn kojom. Pavaikščiojau ir aš kokį pusvalandį žemyn galvą, bet greit nusibodo. O ką veikti dabar? Ėmiau krapštyti galvą, bandydamas ką nors sugalvoti. Tačiau toji vieta, kuri yra po kepure ir su kuria turėtų būti galvojama, deja nebedirbo. Ir staiga mane apėmė baisi panika. O ką, jeigu aš daugiau niekada nieko nebesugalvosiu? Na jau ne. Reikia tučtuojau ką nors sugalvoti, nutariau ir ėmiau karštligiškai iš paskutinių jėgų stengtis mąstyti. Prisiminiau dar tortadienį pasakytus Benjamino žodžius, kad viskas, ką tinginėlių šalyje sugalvosi, išsipildys. Tada iškart pagalvojau, kad norėčiau vaikščioti aukštyn galvą, kai vaikštoma žemėje. Tik žiūriu, taip jau ir atsitikę. Aha, protas dar truputį veikia, apsidžiaugiau. Tada dar pasvajojau, kad labai norėčiau užkasti skaniai parūkytų tinginių dešrelių
ir išsyk atsidūriau kitoje dienoje, dešradienyje. Dešradienis. Taip netikėtai prasidėjo kita tinginėlių savaitės diena – dešradienis. Apsidairiau aplink ir labai nudžiugau supratęs, kad atsidūriau gana maistingame tinginėlių kaimo rajone, kur visos tvoros suręstos vien iš dešrų. Kažkur tolumoje dar matėsi tortadienis, iš kurios sklido nežmoniški čepsėjimai, dūsavimai bei žaksėjimai. Ten apkūni karaliaus tingės vingiai žmona Tingienė Vingienė vis dar šlamštė saldumynus. Vargšelė, ji iki pažastų buvo įklimpusi Meduolių pilies stoge ir tik suvalgiusi visą pilį galėjo peršokti į kitą dieną. Kaip gerai, kad neužstrigau tame tortadienyje, pagalvojau ir išsilaužiau iš tvoros stambų rūkytą dešragalį. Jau apsižiojo, ketindamas jo atsikąsti, tik staiga, nei iš šio, nei iš to, mano kandamas dešragalys ėmė gailiai mykti skerdžiamo veršiuko balsu. Nevalgyk manęs, gerasis žmogau, nes gyvulėliu pavirsi. Persigandęs kaip mat įspjojau į žemę. Na jau ne, pagalvojau, nenoriu valgyti šitų mykinčių padarų. Geriau jau sulaižyčiau porciją šokoladinių ledų. Akimirksniu baisieji košmarai liovėsi ir atsidūriau kitoje tinginėlių savaitės dienoje – ledadienyje. Ledadienis. O ledadienis yra pati gražiausia tinginėlių savaitės diena. Mat tą dieną visi tinginėlių gyventojai eina prie kaimo gale augančio šventojo ledų medžio ir valgo ant jo augančius ledus. Tik yra vienas nepatogumas. Norėdamas tų ledų paragauti, turi netingėti įsiropšti į ledmedį ir nusiraškyti kokią prinokusią porciją. O padaryti tai pavykdavo toli gražu ne visiems. Stori, nusipenėję ir sportuoti nemėgstantys tinginėliai dažniausiai krisdavo iš to ledmedžio it kokios prinokusios kriaušės. Nepasiekė net žemutinių šakų. Tik patys atkakliausiai, ištvermingiausiai paragaudavo trokštamų ledų. Tiesa, girdėjau kalbant, kad tinginėlių mokslininkai jau baigė išvesti naują ledmedžio rūšį ir netrukus ledai patys nuo jo kris tiesiai tau burnon. Reikės tik atsigulti po medžiu ir išsižioti. Kiaušiadienis. O po ledadienio išaušo kiaušiadienis. Tai diena, kuri yra labai panaši į mūsiškes šventas Velykas. Tik vyksta viskas ten šiek tiek kitaip. Ta dieną visi tinginėlių vištų kiaušiniai išsiropšia iš peryklų, išlenda iš savo tvartelių ir išeina pasivaikščioti po kiemą. Kiaušiadienį kaimo viduryje yra pastatomas didžiulis puodas su verdančiu vandeniu, kur iš pradžių visi tie kiaušiniai nusiprausia, paskui jie vienas kitą nudažo ir pasipuošia it kokie margučiai. O tada jau kiaušiniai sustoja vorele ir eina į svečius pas visus tinginėlius. Sveikina juos su kiaušiadieniu, užmina painias mysles. Tinginėlis, kuris myslę įmena, iškart yra apdovanojamas. Dabar jis šitų spalvingųjų margučių gali atsivalgyti tiek, kiek tik lenda. Ta kiaušiadienį atėjo į svečius kiaušinį ir man užminė vieną keistoką myslę. Kas atsirado pirmiau, kiaušinis ar višta? Gaidys, atsakiau aš ir sulig tuo žodžiu, pirmasis kiaušinis iššoko man tiesiai į gerklę. Valgiau aš juos, rijau beveik nekramtydamas. Suvalgiau tiek,
kad vakarop net ir pats kudakoti pradėjau. Ir šventės pabaigoje nuo tų draugiškų margučių jau taip troškinti ėmė, kad vos sulaukiau kitos dienos – midadienio. Kiekvieną midadienį tinginėliuose įvykdavo labai skanus stebuklas. Visas tinginėlių vanduo tądien pavirsdavo midum. Net ir amžinosios tinginystės upė. Ir visi šaltinėliai bei šuliniai. Ir lydavo tądien tik midum, o snigdavo keturkampiais kokteilių ledais. Midų tą dieną gerdavo visi tinginėliai, kiek tik norėdavo, o prisigėrę dainuodavo. Vai gėriau midutį, nedaug tik truputį, kaip kiškis triksėjau, kaip veršis gulėjau. Išduosiu jums dar vieną paslaptį. Tas tinginėlių midus yra be galo stebuklingas. Kas prisigeria jo iki kaklo, tas pamažu pavirsta katinu. Iš pradžių tik murkia, glaustos ir blizgančias akis vartalioja. O paskui ima kniaukti vis garsiau, kai kurie net ir nagais draskytis pradeda. Ir baigėsi dažniausiai midadieniai didelėmis katinų peštynėmis. Paryčioj visuose tinginėlių pakampiuose mėtosi kailių gabaliukai, nagučiai bei kitos vakarykščių linksmybių liekanos. O kiek tinginėlių tądien iš tos midaus upės net nebeišlipa. Murkdami jie lieka plaukioti svaigiajame midadienyje iki pat gyvenimo pabaigos. Ir aš jau buvau benutaręs ten mirkti amžinai, bet ūmai prisiminiau, kad tinginėlė turi ir kitokių savaitės dienų. Likęs čia apie kitas dienas aš nieko taip ir nesužinosiu. Tad sukaupiau visas jėgas ir vargais negalais iš tos midaus upės išsirupščiau. Susivėlęs, šlapės visas ir užmigau čia pat ant midadienio kranto. O rytą atsikėlęs pajutau, kad kažko lyg ir trūksta. Ar tik nebūsi midadienį pametęs galvelis? Čiupt už galvos? Galvelį vietoje. Bet užtat mano nuostabiausios kelioninės kepurės nebėra. Supratęs, kad tinginėliuose bešvęsdamas midadienį pamečiau savo kepurę, labai išsigandau. Kas mane bepažins, kai namo sugrįšiu, verkiau, tysodamas po krūmą ir iš tos gėdos nedrįsau nei krustelėti. Nenusimink, Albinai, staiga išgirdau kažkieno pažįstamą balsą. Aš tau galiu 100 tokių kepurių dovanoti, nes šiandien yra nuostabioji tinginėlių karalystės diena – kepurdienis. Kepurdienis. Išlindęs iš po krūmo išvydau savo žalmarškinį draugą dar nuo tortadienio laikų karalių Tingę Vingę. Jis priėjo prie manęs ir užvožė ant galvos savo kepurę. Neverk pametęs, nesidžiauk radęs, pasakė jis man ir gudriai mirktelėjo. Nuo tos akimirkos aš nustojau ir verkti, ir džiaugtis. Tiesiog sėdėjau savo be jokių jausmų kaip koks grybas, o karalius iš savo rūmų nešė ir man ant galvos dėjo ir dėjo vis naujesnes, vis gražesnes kepures. Jau vos begalėdamas jas nulaikyti pradėjo maldauti. Pasigailėkit jūsų didenybė, mano galva tuoj nulūš, kaip kokia lepšė po šalnos. Gerai, o gerai. Pasigailėsiu tavęs, nusileido karalius Tingė Vingė ir nuėmė pusę kepurių. Karaliau, o gal turėtumėt kokio darbo? Staiga paklausiau, nes labai jau nusibodo nieko neveikti. Gal galėčiau bent jūsų karališkasias kepures sutvarkyti? Nedrąsiai paklausiau. Nesąmonė! Piktai riktelėjo karalius Tingė Vingė. Dirbti yra nesąmonė! Dabar kaip tik pats geriausias laikas ilsėtis. Keliausim į ekskursiją po mano karalystę. Parodysiu viską, ką turiu geriausio. Sakyk, o ką mėgsti veikti, kai nusibosta tingėti? Mėgstu grybauti, ėmiau skubiai galvoti, arba žuvį gaudyti. Na gerai, tada eik miegot, o rytoj keliausim į žuvadienį. Pamatysi, ko nematęs.
žuvadienis. Išaušo išsvajotasis žuvadienis. Atsikėlėme su karalium Tingė Vingė vos tik praaušus ir iškeliavome į jo karališkasias žuvyklas. Už Tinginėlių kaimo Šventosios Tinginystės upės pakrantėje pamačiau iškastą didžiulę įlanką. Ten ir buvo karališkosios žuvyklos. Jose didžiuliai karališkieji katinai ganė karaliaus Tingės Vingės žuvis. Švelniai murkdami jie tuos karališkosius lynus bei karosus šerdavo ir augindavo tol, kol šie jau patys galėdavo išlipti iš vandens ir skristi savo kur tik nori. O skraidančiąsias žuvis jau toliau ganydavo karalienė Tingienė Vingienė. Ji mokėjo ypač gardžiai jas prižiūrėti, skaniausiomis citrinomis lesinti. Na ir iškėlė karalius Tingė Vingė žuvadienio progą šaunią puotą. Išvirė kokius 2 kibirus gardžiausios žuvienės. Valgiau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. Ei, žmogau, pasižiūrėk į save. Tugi valgai, bet viskas tau per barzdą išvarva, subarė mane karalius. Jeigu nemokys rėpt karališkosios žuvienės, tai sakau tau keliauti atgal į Midadienį, nes tik ten vieta tokiems nevareikams, kuriems viskas per barzdą varva. Pasigailėkit, karaliau, puoliau ant kelių ir ėmiau maldauti. Tik ne į Midadienį, ten aš jau buvau, alų midų gėriu ir iš ten nebeišsikapstysiu. Gerai, pasigailėsiu tavęs, atlyžo karalius Tingė Vingė. Bet užtat dabar turėsi eit miegoti, nes rytoj mūsų karalystėje prasideda lovadienis. Lovadienis. Bet aš dar nenoriu miegot, bandžiau ginčytis. To išsinorėsi, nusijuokė karalius ir tarė savo tarnams. Atvežkit jam truputį miego pinigų. Dar nesumatė žmogaus, kurio pinigai neužliuliuotų. Vos tik karalius tai pasakė, iškart vienas iš Tinginėlių dvariškių, tas pats mano tortadienio jau pažįstamas Benjaminas, nudūmė rūmų link. Netrukus Benjaminas jau skuodė atgal, prieš save stumdamas pilnus karučius auksinių blizgančių pinigų. Nagi prašom, pažarstykit tuos pinigėlius, įsakė karalius Tingė Vingė. Visi dvariškiai tučto jau puolė saujomis iš karučių graibstyti tas auksinės monetas ir kimšti savo kur pakliuvo, kas į kišenes, kas į burnas. Apsidairiau ir sumetęs, kad neturiu kito pasirinkimo, pasiėmiau savo miego pinigų ir aš. Vos tik tas auksinės monetas pasiėmiau į delną, mane iškart apniko kažkoks nežemiškas žovulys. Apsidairęs pamačiau, kad ir dvariškiai kartu su karaliu priešakyje jau sliūkina voreles virduliuodami karališkojo miegamojo link. Ir krenta knarkdami vienas paskui kitą į lovas, tarsi kokios pavargusios knarkyklės. Netrukus ir aš jau knarkiau pačiu paties kiečiausiu tinginio miegu ir sapnavau nuostabų sapną, kad ir aš, ir visi Tinginėlių kaimo gyventojai su savo vaikais ir karalius Tingė Vingė su savo karalienė Tingienė Vingienė esame patekę į paskutinę Tinginėlių savaitės dieną – maudadienį. Maudadienis. Į balą puolęs sausas nekelsi. Atsidūręs maudadienį prisiminiau seną patarlę. Prieš mane stovėjo didžiulis baseinas. Puoliau stačia galva į tą karališką į baseiną, bet, kad ir kaip būtų keista, išlipau iš jo sausas kaip koks sausainis. Išsimaudė šiame maudadienio baseine, netikėtai prisiminiau aną paliktą į pasaulį su giminėm ir draugais. Prisiminiau vonę su putomis savo namuose ir dantų šepetuką prie veidrodžių.
Vos tik apie visą tai pagalvojau, iškart akyse ėmė tvenktis ašaros. Ūmai prisiminiau viską. Kokios skanios yra lauže keptos bulvės su lupenomis. Koks nuostabus yra raugintas močiutės agurkėlis. Tokių dalykų čia niekur už jokius migdančius pinigus negausi. O koks smagumas yra susitvarkyti kambarį ir kam nors prieš miegą pasakyti labanakt. Ir tada mane apėmė kažkoks keistas ano užmiršto palikto pasaulio ilgesys. Bet to prisiminiau, kad šiandien jau baigėsi ši 10 metų trukusi tinginėlių kaimo savaitė. Ir jeigu aš iš jos dabar neištrūksiu, tai turėsiu pasilikti čia dar vieną savaitę, dar vieną 10 metį. O tada jau visai atbuksiu, išstorėsiu ir į savo gimtusius namus niekada nebegrįšiu. Staiga supratau, ko per savo kvailumą esu netekęs ir ėmiau graudžiai verkti. Ir kuo gailiau aš verkiau, tuo smarkiau sausasis karaliaus baseinas pilnėjo, o mano persivalgęs ir liūdnas kūnas lengvėjo. Greitai pajutau, kad kylu į orą ir skrendu pavėjui it koks balionas. Albino pasakojimo pabaiga. Pakilau aukštai ir skridau, o toli apačioje liko įgrisusi tinginėlių karalystė, kuri vis mažėjo ir mažėjo. Pala. Ūmai toptelėjo mintis. O gal viso to, ką aš dabar matau, nėra? Gal visą tai aš paprasčiausiai tik sapnuoju? Įsižnybau į koją ir nepajutęs jokio skausmo suvokiau, kad visa tai buvo tik apgaulingas sapnas. Žmogus juk negali skraidyti kaip koks balionas. Ta pačią sekundę ėmiau busti iš šio tingaus ir saldaus sapno ir ėmiau kristi žemėn kaip koks sukirmėjęs obuolys. Kritau ir va. Pabudau vidury tinginėlių giriaus, tarsi tinginys paskutinis. Baigė savo keistąjį pasakojimą Albinas Baravykas ir graudžiai atsiduso. Už jokius pinigus nenorėčiau ten grįžti. Betgi ten taip skanu. Albino Baravyko mintims nepritarė į svečius atvykę jauni dar nepatyrę tinginėliai. Taip, ten skanu ir gera, gūžtelėjo pečiais Albinas. Bet baisiausia tai, kad tinginių šalyje pasiutusiai nuobodu ir neįdomu. Žinokit, kad pats sunkiausias darbas tingėti ir nieko neveikti. Tinginėlių šalyje būdamas aš supratau, jog daug įdomiau yra ką nors veikti, dirbti, kurti. Bet užtat ten auga ledmedžiai. Mes taip norėtume, kad ir prie mūsų namų augtų medžiai su ledais ir saldainiais. Verkšleno mažieji tinginėliai. Palaukit, nuramino juos Albinas Baravykas. Reikia tik netingėti, o tada ir ledų, ir saldainių galėsit turėti kiek tik panorėję. Ir turėsit visą tai čia, savo mylimoj gimtinėje. Jums nereikės ieškoti jokios svetimos tinginių karalystės. Pamažu patys užsidirbsit pinigų ir atėjus šventoms kalėdoms ant eglutės pasikabinsit daugybę gardžių saldumynų. O tada savo draugams ir vaikams galėsit išdidžiai pasakyti. Va, žiūrėkit, jau ir ant mūsų medžių ledai bei šokoladai auga. Va, jau ir mūsų namai pyragais bei šilta duonele kvepia.